Sveiki. Kaip girdit ir mato tikriausiai, tai šiandien jau netoks smagus oras. Liejau turbūt paskutinės 3 valandas kokias. Ir panašu, kad lis bent jau iki 11 valandos. O dabar dar tik tais pusė 9 gal. Tiek laukti nelabai noriu, tai tikriausiai dėsiuos daiktus. Po truputį ir žiūrėsiu, kaip čia bus, turiu vis tiek lietpaltį, tai reikės pradėti važiuoti, nieko nebus. Tai va, tai tokia gaida ir linksma nuotaika ir pradėsim dieną. Pusryčių kaip pasidaryti nelabai turiu, nes visas maistas reikalauja karšto vandens, tai mačiau Circle K yra pakeliui, tai gal sustosiu Circle K kokioje kavos pasimsiu ir kažkokį užkandį ar dujų nusipirksiu. Tai va, tokia linksma gaida ir einam ruoštis, pabiškį keltis, dėtis ir važiuosim. Šiandien važiuosim į Vokietiją jau. Nežinau, ar pravažiuosiu pasienį ar ne, nes panašu, kad yra nakvynės vieta prie pat pasienio, dar Danijos pusėje. Tai manau, kad gal ten permiegosiu ir jau rytoj kirsiu sieną, bet žiūrėsim, kaip nuotaika ir panašiai. Ir koks oras, aišku. Jau, sakyčiau, šiam 7 procentų kelio nuvažiuota, tai liko 3-5 kilometrus iki nakvynės vietos. Tai šiandien, kadangi jau pro miestą važiuosiu patį, tai nakvynės vietą pasirinkau tiesiog Emsaitą. Vokietijoje nėra jie labai brangus lyginant su Skandinavija. Skandinavijai berods, bent jau Švedijoje buvo keliose apsistos, tai vidutiniškai 3-5 eurai, kas man yra žiauriai daug už kempingą. O čia vat, kur susiradau, tai apie 12 eurų berods. O taip palyginimui Klaipėdoj kempingas 20 eurų, 20 su viršum berods. Tai va, tai toks visai pigiau grybo. Tai nusprendžiau apsistoti ten tiesiog ir viskas. Pasikrausiu visą įrangą. Pabandysiu pamontuoti video biškį, nes jau apsileidau šiek tiek. Ir viskas, gal rūbus įsiskalbsiu. Išsimaudysiu. Tai manau, kad už 12 eurų tikrai nėra pats blogiausias dylas. Tai va, o šiaip dujų ieškojau, jau turbūt 4 degalinės pravažiavau ir sustojau, visose nei vienoj nėra. Niekas neturi, arba turi tik tas, kurios man netinka. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai. O taip, tai kamerą dar buvau išmetęs netyčia. Važiavau ir nepastebėjau pakilimo tokio didesnio. Blemba, jau galvojau kamerai viskas. Bet kažkaip pasižiūrėjau, apsibrozinus. Bet viskas veikia, tai jau buvau labai įsigandęs, bet panašu, kad gali atlaikyti mažesnius kritimus. Tai va, tai tokios ir naujienos. Kelias nėra tikrai labai įdomus. Nebuvo labai kažko įspūdingo nufilmuoti, tiesiog dviračių takas iš miestelio į miestelį šalia kelio. Tai toks jaučiuosi kaip važiuodamas dviračio autostradą, kur tas pats vaizdas visą laiką. Tiesiog arba laukai, arba gyvatvorės kažkokios. Tai tokios tokelės.
Panašu, kad pasiekėm pasienį Vokietijos. Čia mašina biški. Kamštelis. Panašu, kad tikrina. Bet nieko, mes dviračiu greitai. Tikiuosi, kortelės nereikės traukti, nes taip užkišęs giliai. Kažkaip nepagalvojau. Va, Bundesrepublik Deutschland. Welcome to Deutschland. Nieko, prie sienos biškį sustabdė. Tiesiog liepė pervažiuoti į kitą pusę ant dviračių tako, nes čia 100 km greitis, tai all good. Ką, važiuojam dabar iki stovyklavietės. Nu, kelias jau gražus, jau negaliu skųstis. Jau liko tik mažiau nei 10 km iki Flensburg miesto. Tai labai excited, džiaugiuosi, tikrai nepyksiu dėl vokiškų kainų. Po Danijos 3 eurų vandens buteliuko. Tai va, tai labai smagu. Nauja šalis. Berods Vokietija užtruks viso apie 12-13 dienų. Tai, nu, laukiu labai rytojaus, kada jau rimtesnė kelionės dalis po Vokietiją prasidės. Tai nepatikėsit, ką radau. Va, prašau. Self-serviso plovykla. Visur ieškojau. Švedijoje, Danijoje, Suomijoje. Net kitų dviratininkų klausiau, kur plauna dviračius. Tai tiesiog nebuvo tokio dalyko, kiek ieškojau. O čia va, prašau, 3 euriukai. Blizga dviratis, viskas. Labai džiaugiuosi. Labas rytas. Jums jau iš Vokietijos, iš Flensburg miesto. Tai čia ir miegojau. Šiek tiek pavažiavau nuo centro, nes miestas visai didelis. Ir permiegojau kempinge. Tai vakar labai daug nieko nenuveikiau, užėjau dar į parduotuvę dujų paieškot, bet neradau. Dasipirkau šiek tiek maisto tam vakarui. Ir kaip ir viskas, pasistačiau palapkę ir nuėjau miegot. O šiandien jau atsikėliau gana anksti apie 6. Tai išsiskalbiau rūbus, pasikrovau šiek tiek elektroniką. Susidėjau dviratį, viską išsidžiovinau normaliai palapinę savo. Ir išdūmiau. Tai dabar jau po 11, jau praktiškai pusę 12. Ir šiandien planas važiuoti žemyn, šiek tiek link Kylio. Ir tada suksim iki kito miesto, kurio dabar neatsimenu. Tai va, tai toks ir planas, oras geras, naktį biškį vėsų buvo. Aišku, dabar kaip tokie orai aš ir miegu su šortais tiesiog ir be kojinių, be nieko, tai kitą kartą žinos, kad biškį gal reikia geriau apsirengti. O taip, tai viskas labai good. Nuotaika gera, pailsėjau. Ir ką, dabar mausim apžiūrėti Vokietijos. Tai važiuojam. Pagaliau mano džiaugsmas grįžo gyvenimo. Miškai ir takai, kur nėra žmonių.
Vau, kaip čia gražu. Po to viso plento ir tų dviračių takų, tai džiaugsmo širdžiai tiesiog. Kiek gražumo. Tikiuosi, kad taip ir tęs. Nebus čia, kad 5 minutės ir baigs šitas džiaugsmas. Smagumėlis. Nu, jaunimas, kaip sekasi? Nusipirkau pagaliau dujų, kiek ieškau, mažesnio neradau. Tai tik tais tokį, čia 0,5 litro. Čia visai kelionei užteks. Tai nežinau, tik kur kišiu, nu čia biški vietos yra, tai čia į šitą priekinį krepšį dėsiu. Atvariau čia į tokią vietą, miestelį kažkokį ir blemba parodyta, kad tiltas yra ir reikia pravažiuoti kitą pusę upės ir tilto tiesiog nėra. Tuoj toliau dar pavažiuosiu. Visiškai nėra jokio tilto. Ten toliau tik yra, bet ten tik traukiniai. Tai trumpai sakant, what the fuck. Tam gale irgi visiškai nieko nėra. Tai nelabai žinau, ką daryti. Grinai. Va. Tiltas. Tilto nėra. Pasirodo, yra tunelis. Tai su liftu nusileidi ir tada pravažiuoji tą ežerą. Nežinau, čia kurioj pusėje išlipti reikės. Wow, nu cool. Ein einziger. Važiavom tuneliuksą. Važiuojam toliau. Nu, gerą vakarą. Ką tik atvariau į Brad Bramstead. Dabar kiek čia? 8 beveik. Tai žodžiu, ieškau paskutinius 20 km gal pakeliui, ar yra kur permiegoti ir nieko neradau. Visiškai visos pamiškės pakeliui yra tiesiog aptvertos tvora. Tai aišku, buvo ten vienas laukas, bet galvoju, blemba, ten gyvuliai ganosi, nu gal pakentėsiu. Nu, radau tokį kempingą, campsite'ą ir atvarau viską, nu, toks, kur taip pat tiesiog kažkieno kieme padaryta. Ir paskambinu, atvaro kažkoks dėdukas, 80 metų. Ir nu, visiškai angliškai nekalba, jis tiesiog 2 eurų sako. Kas yra šiaip brangu, vakar už žiauriai cool kempingą su visais dalykais. Dušais, tualetais, naujais, virtuvė, baseinas net buvo. Sumokėjau 12 eurų, 14 gal ar 12, neatsimenu. Tai čia 2 eurų. Tiesiog
Tada paklausiu, ar internetas yra, nu nes vis tiek reikia susiskambinti ir panašiai. Tai no Wi-Fi, kažką ten žvengia, nu žodžiu. Tai va, tai tokios takelės, tai toks visiškai turbūt nėra fainiausia vieta, 3 iš 10, bet nu it is what it is. Aišku, ryt labai patogu iš čia tiesiog bus išvažiuoti. Tai reikės pasižiūrėti dėl tų nakvynių gal biškį anksčiau, nelikus 20 km.